Aš dirbu ofisinį darbą. Mano labai daug aplinkos dirbo ofisinius darbus. Kodėl tau tas ofisinis darbas atrodė kaip, nežinau, kažkokia kančia, kur tikrai nenori ten? Okei, pinigų neturiu, bet aš nenoriu aš to samdomo darbo dirbti. Ir aš tokia geriau už be pinigų dabar sėdėsiu. Ir tada toliau dariau tiesiog savo. Aš nemoku, ne, tiesiog pradėk daryti. Nes viskas pasikeičia tame, kai tu darai ir tas ir bus. Man įdomus tas dalykas, žinai, gal ir aš kokį verslą, žinai, pašleisiu, man tiesiog įdomus patarimai. Visų pirma, jeigu tu nuobodžiai kalbi per tuos video, tai nepaeis. Kaip tu galvoji, pavyzdžiui, jeigu kiti verslai darytų tą patį, ką darai tu? Internete galima prisižiūrėti, ką kiti žmonės daro su to marketingu ir ten pasisemti belikik idėjų ir tas idėjas tada perdaryti dar pagal save. Ir tada gaunasi tas unique contentas ir tada žmonėm labai patinka. Kiek šiandien kainuoja būti Miglė per mėnesį? Sveiki, čia pokalbiai apie pinigus. Šiandien prieš mane Miglė Navagruckaitė, Nostalgery apatinių drabužių prekinio ženklo įkūrėja ir turinio kūrėja. Tai labai daug nepristatinėsiu tavęs, nes norėčiau, kad tu pati papasakotum daugiau apie save. Bet pirmiausia, pradėsiu nuo tokio pirmo klausimo, kurio klausiu visų pašnekovų, kurie čia ateina. Ar tau lengva šiaip kalbėti apie pinigus, nes būtent podcastas yra apie tai? Žiūrint su kuo? Nežinau. Tarkim, galim paplėtot. Su šeimos nariais, pavyzdžiui, apie pinigus. Su tėvais jo, su vaikinu irgi. Bet taip, kad jau atvirai ten, kaip internete, aš daug ką keliu labai atvirai, tai jau atvirai apie pinigus internete kalbėti, ne. Bet būna, kad tu įkeli tikrai kažkokių ir reelsų, ir storių, kur matosi, tarkim, tavo prekinio ženklo ten pardavimai kažkokie, kur daliniesi tikrai daugiau negu, tarkim, įprasti verslai dalinasi. Bet aš nerodau ten būtent kiek pajamų padarau, tik tai, kad kiek užsakymų. Gal esu parodžius tik tai vieną kartą, kiek pajamų buvo, bet taip tai visada dažniausiai neuždengiu. Gerai, o kaip manai, kodėl taip yra? Kodėl sudėtinga šiaip žmogui kalbėti apie pinigus? Nes labai daug kas tikrai turi tą tokį tabų. Atrodo, kad pinigai yra tabų tema. Kaip tu galvoji, kodėl taip yra? Gal dėl to, kad daug žmonių gali pavydėti, ir ypač tas faktas, kad man 24 metai ir tada pati ant savęs dirbu, pati turiu parduotuvę ir ten viskas, kuo toliau, tuo labiau sekasi geriau, tai toks gali būti, kad pavydės. Šiaip man tėvai tokie sako, ai tu ten nerodyk, tu nepasakok, kiek tu ten uždirbi, kitiem nepasakok. Tai dar, aš manau, gal bus tas toks ir tėvai influencino va taip, kad jau tokia Miglė paslaptėlė. Miglė paslaptėlė. Šiaip tais, aš labai dažnai apie tai kalbu, kartais vedu tokias pinigų praktikos egzistuoja, kad žmonėm būtų paprasčiau apie tos pinigus kalbėti ir kad kaip čia tie pinigai nebūtų taip išaukštinti, žinai, kur mes tikrai labai dažnai išaukštinam pinigus ir duodam jam kažkokį didesnę prasmę duodam, negu pinigai iš tikrųjų yra, nes pinigai iš tikrųjų yra kažkoks daiktas, už kurį tu gali nusipirkti kitą daiktą, pavadinkim tai. Tai ten aiškina taip, aš nežinau, galbūt tu jau ir žinai, bet ten aiškina taip, kad mes tą baimę kalbėti apie pinigus atsinešėm nuo labai senų laikų, dar kai ten buvo visi tie karai, kur, žinai, žmonės gyveno nepritekliuje, kai, nežinau, visi sakydavo, kad tu būk biednas, bet teisingas. Žinai tokius posakius? Tai, žinai, yra daug tokių posakių atėjusių iš senovės, ir iki pat dabar mum yra įsiskiepiję viduje, kad pinigai čia kažkas yra nepatogaus. Man atrodo, dar yra tas, kad pavydas, nes, pavyzdžiui, kiti žmonės, žinau, ypač vyresni, tai jie tiki, kad, jeigu tu čia pasirodai, kad pinigų turi, tai čia gali tave nužiūrėti. Yra. Tikrai. Tikrai yra tas. Tai šiaip, aš tau pasakysiu, šitos tinklalaidės tokia kaip pagrindinė žinutė yra tokia, kad mums turėtų būti lengva kalbėti apie pinigus. Tai pabandykim šiandien taip kuo atviriau, kiek gausis tau tą daryti, bet pabandom. Pabandom. Gerai. Tai aš jau minėjau, kad nepristatinėsiu labai daug, nes labai įdomu tavo pačios istorija, ta pati pradžia, tai tu papasakok, nuo ko prasidėjo tavo tas apatinių verslas ir kaip išsirutuliojo iki Nostalgery prekinio ženklo.
Nu, tai viskas prasidėjo tiesiog nuo mamos. Man kai buvo, nors aš dar buvau negimus, jinai jau pardavinėjo apatinius. Ir man tada buvo ten 2 metukai, jinai pardavinėjo tos apatinius ir taip atsitiko, kad ten jinai pardavinėjo jos itališkus. Tai jinai nei dizainerė buvo, nieko, jinai tiesiog perpardavinėjo. Ir taip atsitiko, kad tenai bankrutavo tie italai ir jinai liko tada su labai mažu kiekiu apatinių ir jinai tiesiog jos padėjo į rūsį, nes jai ten neišėjo niekam parduoti ir jinai nenorėjo jų išmesti, o mano tėvai tenai turi didelį rūsį pas save. Nu, kaip būna, tiesiog seni namai ir ten kažkodėl rūsys pats didžiausias. Ir visą namą. Jo, nors net nesuprantu, kam tokio reikia, bet, tų laikų stilius, bet okei, padėjo tiesiog tuos apatinius, tų apatinių kažkur apie 1000 buvo. Ir tada jie stovėjo, kol aš augau tam name, tai tie ir apatiniai stovėjo, nieks ten jų nenaudojo nieko. Ir tada aš atsimenu, baiginėjau jau universitetą, čia kažkur buvo prieš metus. Ir aš tada, aš galvojau, gal aš noriu kažkokio darbo gal susirasti, nes aš šiaip univerė, aš nebuvo, kad dirbau. Aš tiesiog mokinausi. Ir aš sakiau, gal noriu aš kažkokio darbo, nežinau. Ir aš tokia mamai sakau, nežinau, gal reikia kokį darbą susirasti. Sako, tu buvo parduotuvę gali daryti. O aš, paauglystėje irgi jau galvojau, kad norėčiau kokios parduotuvės, nes man visada tas, kad su e-komercija, tai aš labai norėjau su tą e-komerciją kažką daryti, bet ir kažką pardavinėti, bet tam įspėju, kad aš nesugalvojau, ką. Ir tai tokia sako, tai va tie patiniai, tai tau nereikės jokio stoko pirk nieko, tu tiesiog imk ir parduok juos. Ir aš tokia, gerai. Šiaip tie patiniai, tai jie kai tenai pagaminti tais 2000-aisiais, 2002, 2004, ten iš skirtingų tų partijų, tai jie tokie, kitokie nei dabartiniai patiniai, jie tokie grinai vintažiniai. Tai aš ten juos ir pardavinėjau kaip vintažinius. Bet problema, kas buvo tenai Lietuvoje, kad aš, pasakau vintažiniai. Ir aš ten, atsimenu, pradėjau kelt, iš brendo, tipo jau šito Instagramo, TikToko, ten žiaurinėjau. Pjūvų negaudavau, tų pardavimų irgi nelabai gaudavau. Tik tai paskui ten kažkaip prasimušė Instagramas labiau. Bet ten viską angliškai keldavau, nes, nežinau, lietuvės kažkaip jos aš pastebėjau, aš ir eidavau į pop-upus, jos kažkaip ten nesuprasdavo, kad apatiniai gali būti vintažiniai, vos nesakydavo, kad aš skemerė. O užsienietės, pavyzdžiui, amerikonės, jos iš karto suprato, kad vintažinės, nes pas juos yra toks bairis, kad tu gali nusipirkti vintažinio apatinių. Tai tu per kur pardavinėjai, tu turėjai kažkokią platformą susikūrus? Bandžiau per Etsy, neišėjo. Tada susikūriau parduotuvę savo, bet ten būdavo tų užsakymų labai mažai, bet truputį būdavo ir tada aš tiesiog kažkaip man ten taip gavosi, kad aš kėliau Instagram ir tada išėjo keli video viral. Tai taip gavosi, kad realiai tuos vintažinius beveik visus išpirko Australės, Amerikonės ir šiaip ten iš daug visokių šalių. Kad ten kažkaip tas algoritmas organiškai taip nuėjo, kad worldwide. Geras, tai jo. Visi tie 1000 tas apatinių ir buvo parduota? Šiaip liko dead stoko kokie gal 100. Geras, tai tau labai gerai pasisekė. Jo, bet aš pradžioj taip tarkim buvo, kad aš bandžiau ir nėjo. Bet aš tokia vis tiek, reikia bandyti. Aha, šiaip tais, tu tokia gana reta istorija, nes realiai neturėjai to klasikinio darbo, kaip suprantu, net vaikystėje tiesiog neturėjai. Kai buvau paauglė, vieną kartą pardavinėjau šilauogės turgui, bet realiai, aš turėjau dar praktiką, bet aš, kad va taip ofise pagal savo diplomą jau, verslo vadybos ir marketingas, kad būčiau įdarbinta, tai ne. Gerai, o ar nuo pat pradžių jautėsi, tarkim, paauglystėj, kai tu jau žinojai po truputėlį, kaip sakei, kad e-komerciją užsiiminėti, ar iš pat pradžių jautėsi, kad tu nenori to tradicinio modelio, iš karto žinojai? Labai. Pas mane dar buvo, kad aš galvojau, gal aš noriu būti architektė. Tada, aš ten su ta architektūra taip gavosi, kad mane ten perkalbėjo, tenai mama. Nes jinai tokia ten sako, mes neturim čia pažįstamų architektų, čia Lietuvoje su architektūra, kad prasimuš, tau reikia turėti pažįstamų tenai, realiai, taip išvartė, kad ten labai sunku gali būti. Sako, lengviau tiesiog verslą daryti. Tai ar gali būti, kad, pavyzdžiui, tau atėjo ta mintis būtent dėl to, nes tu tokį modelį šeimoje matei? Jo. Supratau. Ir šiaip, kai dauguma žmonių tikriausiai tavo amžiuje ieškojo to normalaus, pavadinkim, darbo, normalaus, čia nebūtinai yra šita savoka teisinga, bet ką mes taip įsivaizduojam tą ofisą, tai tu jau kūrei savo projektus. Tai kaip tu galvoji,
ar tas pasitikėjimas iš tavo tėvų ir yra atėjęs iš tavo mamos? Nu, Iš kur jis? Nes tam reikia drąsos. Šiaip aš kaip visada mažiukė būdavau, tai man ten mama ypač labai tokia kišdavo viską. Turi savim pasitikėti, turi daryt. Nu, šiaip būdavo, jeigu ten, tarkim, ir kokios ten mergaitės iš manęs, tarkim, mokykloje tyčiodavosi kartais. Nu, tai jinai visada tokia būdavo, kad tu nekreip dėmesio, aš čia pavydytų, eik ir daryti, nu, nesvarbu, ką kiti galvoja. Tai man atrodo, tas labai yra atėję iš mamos, kad jinai visada šitą tokį skatino, tiesiog, nesvarbu, kas ką galvoja, tiesiog eik daryk. Nu ir paskui pasidarysi gerais. O nebuvo baisu? Aišku, buvo baisu. Šiaip pradžia baisiausia ir šiaip dar tas dalykas pačioj pradžioj yra, kai tiesiog tu darai ir neina, tai taip nervuoja ir taip atrodo, jau mesiu, nu viskas, nežinau ką daryti. Nu bet, pavyzdžiui, su apatiniais va nepasidaviau, nu ir auga viskas. Ir galiausiai paleidau savo tos dizainus. Aha, aš žinau, kad iki Nostalgerie dar buvo kitų veiklų, kurias tu bandėjai. Kaip tikra, taip, kaip tikra verslininkė, nes aš esu kalbinus tikrai jaunų verslininkų, kurie lygiai taip pat bandė, iki kol va tikrai surado tą kabliuką, kur dabar yra sėkmingiausi verslai. Tai tu irgi pradėjai, kaip žinau, ir ne vien tik tai mamos apatinius vintažinius pardavinėti, ar ne? Jo. Buvo ir kitų veiklų, tai papasakok vat, visą tą kelią tikrai iki vat šito taško, kur tu dabar esi. Nu tai žodžiu, ten buvo tokia situacija, kad jau tie apatiniai vintažiniai buvo pasibaigę. Nu ten buvo tokie, kur, nu tas kažkur apie tas 100 vienetų, bet tas 100 vienetų, tas deadstockas, kur tie apatiniai, nu niekam beveik nepatinka, nu daugam negražus tokie. Nu tai nieks ir neperka, nu bet ir tai, nu ką tu ten 100 parduosi, lyg uždirbsi labai daug, ne? Nu ir toks, okei, tipo, tai ką čia dabar daryt? Ir aš atsimenu tokia galvoju, aš nenoriu eiti dirbti į ofisą, nes, nu aš jau buvau pabuvus praktikoje. Man nepatiko? Žiauriai nepatiko praktikoje. Kodėl? Aš taip nueinu nuo temos, bet man tiesiog labai įdomu sužinoti, nes aš dirbu ofisinį darbą. Mano labai daug aplinkos dirbo ofisinius darbus. Tikriausiai, aš jau esu taip pasiaiškinus, kad mažo drąsos, nes mes visi galvojam, kad būčiau verslininkas. Bet mažo drąsos, kodėl tau tas ofisinis darbas atrodė kaip, nežinau, kažkokia kančia, kur tikrai nenori ten. Tai praktika buvo kančia, man praktika truko 3 mėnesius ir aš jau ten pabuvau truputį ir aš jau tokia mest noriu. Tai aš man atrodo, jeigu taip įsidarbinčiau ofisiniam darbė, tai iš tikriausiai net neišdirbčiau. Bet kas tau ten labiausiai? Kas labiausiai tau, pavyzdžiui, netinka? Nu, gerai, aš buvau tenai, dariau dalykus su e-komercija ir marketingu. Nu ir man kas ten labai nepatiko, kad, tarkim, aš matydavau, kad marketingė, nu ten vyresnės moterys visos, jau tokios millennial, boomers labiau. Ir, pavyzdžiui, millennials, tai, nu, jiems su marketingu daugumai, nu, aišku, yra, kam ir gerai, bet tenai kas buvo, tai ten negerai buvo su marketingu. Ir pavyzdžiui, jie kiekvieną mėnesį į adsus leisdavo 70 000 eurų, nu bet vis tiek, nu nepatenkinti, tipo, nu kaip ir pardavimai eina, bet, nu čia vis tiek žodžiu, nu mažokai, tipo. Nu tai sakau, tai reikia organic marketingą pajungti. Ir jie tokia, čia nereikia. Tu čia jauna, tu čia nieko nesupranti, tu dar čia univero nebaigus, nu žodžiu, mane ten visiškai nurašė. Ir aš tokia, nu bet tai organic marketingas, pavyzdžiui, nu jie tenai su drabužiais dirbo. Nu aš nenoriu sakyti, koks ten būtent brandas. Viskas gerai. Tai, nu ir aš sakau, labai svarbu, nes tam esmė, aš belekiek tenai prastalkinus tų visokių drabužių brandų, nes tam esmė, kad aš esu ten ir aktyvi drabužių pirkėja. Ir šiaip aš visada tokia norėjau, kažką noriu su drabužiais daryti, nes, nu man patinka mada. Nu mane tas veža. Nu ir toks, tipo, pažiūrau belekiek Instagramų, TikTokų, tų brandų ir jiem labai gerai su viewais, su viskuo. Tenai, nu ir aš suprantu, kad jie tikrai gaus daug pardavimų. Nes aš tada nueinu į ads library, pažiūrau, jie adsų neleidžia. Bet jie kažkaip tenai jau žiūrėk į kažkokį ofisą keliasi naują, jau ten kažką jau tokio rodo, tai reiškia, jie tipo viską organic gal parduoda, nežinau. Tiksliai, nu bet toks, nu ir aš jiems sakau, nu žiūrėkit, reikia organic marketingą daryti, nes jie gerai, nu jie darė tą organic marketingą, nu bet jis lievas. Įkelia nuotrauką, kur tiesiog moteris apsirengus tą jų dalyką, ir tenai tiesiog viskas arba kažkokie millennial ten tamposi per video, nors tam esmė, kad tokie video veikia prieš 5 metus ir aš jiem aiškinu ir jie tokie,
net įsižeidę, kad aš jiem bandau padėti. Nu ir toks, nu tai nenoriu aš dirbti dabar kažkokioj, nežinau, marketingo, nežinau, ar įmoniai, ar kur tenai, ar brandė, kur ten būčiau už marketingą atsakinga, jeigu man nieko neleidžiu daryti. Nu nesąmonė. Nes, nu, tame esmė, nu, kad, nu, aš noriu tą darbą daryti gerai. Ir aš tada iš savo draugų visokių prisiklausiau tenai, nu, kursiokių, kad dirba kokioj marketingo agentūroje ir jom neleidžia ten kažko daryti ir daug idėjų tiesiog jų prameta, nors tas idėjas man pasako, ir tos idėjos tikrai veiktų ir tikrai parduotų. Ir aš tokia, nu, nesąmonė. Nu, tai aš tokia galvoju, nu, tai gerai. Nieko man neleidžia, tai aš pati pasidarysiu, ką aš noriu. Ir padariau savo brandą. Geras. O kaip tavo aplinka reagavo į tai? Kad aplinka, tai aš tokia platesnė truputėlį įsivaizduoju, nes kaip suprantu, tai mama palaikytoja didžiausia, ar ne, tavo vaikinas palaikytojas didžiausias, bet aplinka platesniu mastu. Kaip reagavo, kad pavyzdžiui, tu net neišbandžius to saugaus kelio, pavadinkim, iš karto neri į verslo pasaulį. Ar buvo, pavyzdžiui, žmonių, kurie žiūrėjo į tave kaip į nerimtą? Jo. nu, dar, man atrodo, tas dalykas yra, pavyzdžiui, nu, kad jeigu kalbis kokiu, tarkim, nu, vyrišką lytim, ir man, pavyzdžiui, buvo, nu, kad, nu, bendravau su savo kursioku vienu, nu, mes buvom ten draugai, ir aš tokiam sakau, ai, bet aš nenoriu tą samdomo darbo dirbti, noriu čia kažkokį brandą, nu, kažką daryti tokio. Tai jis kaip pradėjo žvengti iš manęs. Nu, toks tipo, ką tu čia padarysi? Nu, bet aš pastebėjau, man atrodo, dar bernai gal jie turi tokį biškį supratimą, kad, ai, tai jinai čia graži mergina, tai jinai čia tūpa ir panašiai. Nu, kažkaip su bernais taip. O mergos tokios, tai, ne, tu turi pirmą pabandyti tą ofisinį darbą, tu čia nieko nemoki ir panašiai nieko nepadarysi. Nu, bet tame esmė, kad tu darydama, tu gali belekik išmokti. Ir plus, dar univeras davė tuos visus tokius, nu, vis tiek tokius kaip pagrindus. Nes iš tikrųjų ta informacija, ką aš išmokau ASM, nu, tai ten labai padėjo. Nes, nu, klausimas, jeigu aš, tarkim, nieko būčiau nesudijavus ir iš karto po mokyklos bandžius daryti, tai aš manau, ten būtų nepaėję. Arba būčiau mokinusis ten visus tos dalykus žymiai ilgiau pati. Gerai, dabar truputėlį sugrįžkim. Tavo tas kitas verslas, kurį dar esi bandžius? Midė Coffee. Pardavinėjau kavą. Nu, žodžiu, ten šiaip pati idėja buvo tokia, kad ai, tai va čia geras marketingas, nes tame esmė, kad su kava kas yra, nu, kad niekas gero marketingo neturi Lietuvoje. Nu, tai jau toks, tipo, va čia Lietuvos rinką su kava užkariausiu gerų marketingo. Nors tame esmė, kad buvo pamirštas tas faktas, kad, nu, kad gali nueiti visokius hurakanus tenai, kur realiai tokia pati skani kava iš tikro, kaip ten ta Midė Coffee ir nusipirkt vietoje. Nu, ir dar pigiau, nes vis tik aš kai pardavinėjau internetu, tai aš negalėjau tos kainos padaryti, nu, kad jinai tokia būtų pati kaip hurakanė susiuntimo. Nes tada jau ten būtų biznis neišėjęs. Nu ir tenai, ir aišku, tų pardavimų nebuvo labai daug. Nors marketingas tai ėjo visai gerai ir daugam patiko, ir mane būdavo kažkas mieste pamatydavo ir sakydavo, kavos mergaitė. Tai tu lygiai taip pat darydavai tokį pat modelį. Aš truputėlį gal pristatysiu. Miglė savo marketingą daro per savo socialinius tinklus. Tai savo asmeninių prekinių ženklų jinai parduoda ir savo kūrybą, pavadinkim. Tai tu lygiai tą patį darei ir su kavos verslu? Jo, nu, ar buvo kažkas kitokio? Ten buvo personal brandas, nes aš kažkaip pastebėjau, nu, kad tas trendas, kad su personal brandais labai veikia, ir aš tokia, okei, darom. Dar plus man patinka tada rodytis viską, patinka man filmuot, bet, nu, marketingas, aišku, iš dalies ten skyrėsi su kava, nes toks buvo brainrotas labai. Nes tik tokia labai eina brainrotas, tai ten buvo jau toks labiau brainrotas. O pavyzdžiui, jau su apatiniais, nu, kadangi tu targetini tik tai moteris, tai jau to tokio brainroto, nu, nebus, kad labai eis. Tai jau toks labiau, kur ten pasakoja, rodai, lifestyle ir panašiai. Nes aš, pavyzdžiui, nu, ne tik pas save tenai keliu akauntą, kaip ten, va, apatiniai, aš ten rodau, ką aš ir veikiu būna, kur varau, tarkim, kai vakar keliu video, nagus tiesiog dariausi. Aha. Kaip tu galvoji, pavyzdžiui, kodėl tas verslas nepavyko? Nes modelis blogas. Buvo nesąmonė pagalvoti, kad iš manęs pirks, kai gali nueiti į visokias kavos kavinukės ir nusipirkti tiesiog, ir dar iš karto gaus ir nereikės laukti tenai kelias dienas. Dažnai, man atrodo, lygiai taip pat ir su apatiniais, taigi tu irgi gali nueiti į parduotuvę, tai kodėl dabar taip sekasi? Su apatiniais yra kitaip. Su apatiniais yra tas dalykas, kad gerai yra tų parduotuvių, bet tame esmė, kad, nu,
jeigu tu nori rasti gerą kainą, kokybiškai ir dar originalaus dizaino, tai tu nelabai rasi, o pas mane gali rasti. Nes su apatiniais dar ir buvo, kodėl daryta mano dizainai, nes aš pamačiau, kad rinkoje trūksta tokių tos affordable option. Ir kad būtų kokybė gera, ir kad, aišku, aš nelyginu, kad ten pas mane kokybė, kaip tu nusipirksi ten Staniką už 100 eurų. Ne. Bet tiesiog, kad būtų toks affordable, gražus dalykas. Nes tame esmė, kad dauguma, jeigu jie ir būna pigus apatiniai, tai jie ir bus negražus. Ten nieko nerasi. O pas mane tai tokia, affordable padarytas toks, nes, apskritai, daug kas yra su drabužiais, tai tas eina, kad tokį padarai brandą affordable, visai tokia normali kokybė, ir taip eina tiesiog. Trūksta to rinkoje labai. Ok, čia daugiau pakalbėsim truputėlį vėliau, man įdomu išsiaiškintos tavo vidinius dalykus. Iš kur tu tokia drąsi? Tai vat man tą labai įdomu, sužinot. Ar vaikystėje apskritai šeimoje, pavyzdžiui, buvo kalbama daug apie pinigus, šiaip koks visas santykis buvo su pinigais tau augant? Tai mano šeima, tai jie turi tenai kelis verslus. Tai tas santykis buvo toks, kad, kai aš augau, nieko netrūko. Viskas buvo labai gerai. Bet, pavyzdžiui, su tavim kalbėdavosi, ar mokydavo tave, tarkim, kaip tu pinigų užsidirbti, nežinau, ar čia buvo labiau tabu. Nežinai, šeimos gali turėti tikrai didžiausius verslus, bet gali absoliučiai apie tai nesidalinti su savo vaikais, nes, čia ne tavo reikalas, pavyzdžiui. Arba atvirkščiai, tarkim, gali šeimos kaip tik dalintis ir mokyti savo vaiką, ten investuoti, pavyzdžiui, nuo mažo amžiaus, nežinau, kaip ten susidaryti biudžetus, tokius visokius dalykus, nes mokykloje, kaip žinia, tikrai nėra tiek daug to finansinio raštingumo. Ten nieko nemokino mokykloje su finansiniu raštingumu. Labai mažai, iš tikrųjų, taip. Tai dabar situacija tikrai po truputėlį gerėja, aš tikiuosi, kad pasieksim kažkokį lygį šiek tiek geresnį, ką mokina mokyklose, bet reiškia, kad tėvai turi į savo rankas paimti tai ir išmokyti savo vaiką, nes čia yra vienas iš svarbiausių dalykų, ko reikia gyvenime tikriausiai. Tai kaip buvo pas tave, tarkim, šeimoje? Ar tas tabu, ar mokymas? Aš net nežinau, kuriam priskirti, nes man nebuvo iš tikrųjų, kad labai ten pasakodavo. Aš būdavo, kad girdėdavau, ką jie ten kalba apie tuos pinigus, bet aš ir nebūdavo, kad labai klausdavau kažkaip. Tai, apie tą investavimą, tai ten tik tai pradėjo kalbėti, kai man kokia 20 buvo. Bet ir tai aš ten univere buvau, aš ten, tai kai univere aš nedirbau, tai tėvai duodavo pinigų, tai ką aš ten dabar investuosiu tuos pinigus, kur man duotų. Tai nieko labai ten ir taip nepasakavo, bet jau dabar, kai jau pati ant savęs viską, tai jau toks tik tai čia, žiūrėk, tu čia pirktą, čia jau pirktą, čia žinok, šitas gerai, ten jau labiau taip atrodo, dabar pradėjo mokinti, bet taip tai anksčiau tai šiaip nieko net nepasakodavo iš tikrųjų labai. Ar aš girdžiu, tai tu investuoji kažkur? Šitokio klausimo neturiu, bet yra, kad tu investuoji dar? Jo. Gerai. Neturiu tokio klausimo, bet įdomu. Aš univerį turėjau finansinį raštingumą, ten buvo labai geras dėstytojas, jis labai ten gerai viską paaiškino, išmokino, plus mano vaikinas investuoja, tėvai investuoja, tai kur aš neinvestuosiu dabar. Labai gerai. Labai geras pavyzdys, galėtum ir apie tai daugiau, būtų dvigubas toksai mokymas, nes tu, kalbi ir apie savo verslą, dar papildomai painfluencint. Aš nežinau, ar apie tą investavimą būtų labai žmonėm įdomu klausyti. Man atrodo, daugumai labiau patinka, kai jie žiūri tą fun turinį. Tai aš labiau fokusuojuosi į tą fun turinį. Nes jeigu aš pasakoju kažką rimčiau, tai aš pastebėjau jau tada engagement tik tai. Aha. Tai žmonės nori, vis tik, kai varto tą telefoną, ten tuos socialinius tinklus, aš manau, daugumai jie nenori, kad jie kažką išmoktų, jie nori tiesiog fun. Ir tada aš perteikiu fun, apatiniai, jei fun, ir tada gerai. Aš prisipažinsiu, šiaip aš tave seku labai labai senai. Ir tu esi teisi. Aš į tavo profilį užeinu būtent, pasisemti geros energijos ir geros nuotaikos. Jo. Tai tikriausiai, kad tu esi teisi, niekada negali žinoti, galbūt, šautų idėją, kaip būtų galima tą edukaciją tokią, pavadinkim, pravesti, motyvacinę. Subjektuotų, eitų. Su apatiniais, pavyzdžiui.
Nu jo. Tokio nieks nėra matę, gal pavyzdžiui. Nukrypom truputėlį. Tai ar, pavyzdžiui, pradėjus savo verslą, šį verslą, iš karto pradėjai galvoti apie pinigus? Ar yra tas momentas, kur, pavyzdžiui, atsisėdi ir galvoji, turiu padaryti būtinai taip, dėl to, kad man reikia, nežinau, kažkokios sumos įsivaizduojamos. Aš jau nuo paauglystės visada galvodavau, kad aš turėsiu pinigų. Pas mane yra tas toks mentalitetas, kad aš tokia dėlulu ir tame esmė, kad aš kai esu dėlulu, aš kažko noriu, tai aš ir gaunu. Aš nežinau, aš tiesiog atsimenu nuo paauglystės, aš tokia, turėsiu pinigų, daug. Ir aš tada gerai nuėjau į univerą, kur jau mokina verslą daryti, nes, tame esmė, kad tu oficiniam darbe tu vis tiek, neuždirbsi tiek, kiek tu versle uždirbi. Aišku, versle ten ir daugiau dalykų, bet, man patinka, ką aš darau. Man ten patinka knistis ir, nežinau, tiesiog toks dėlulu. Bet kiek dažnai, pavyzdžiui, tie pinigai užima šito verslo? Nes yra, žinai, žmonių, kur labiau daro dėl to, kad jie taip mėgaujasi procesu ir pinigai būna tik tai toksai šalutinis kažkoks efektas ir jie vis tiek faktas, kad tų pinigų užsidirba, žinai, bet, pavyzdžiui, kiek tu pati šitą verslą darai labiau dėl grąžos? Gerai dabar, gerai, viskas kyla dabar, viskas gerai ir jeigu man, tarkim, šita veikla nepatiktų, tai aš jos nedaryčiau. Aš daryčiau kažką kito. Bet man, kadangi patinka, tai aš ir darau. Nes, pas mane taip yra, kad kai, vis tiek, darbas užima labai didelį laiko tarpą tavo gyvenime, tai tau turi tas darbas patikt. Ir labai patikt. Tai aš ir specialiai taip ir rinkausi jau pagal karjerą, kad man patiktų. Nes pavyzdžiui, kodėl apatinius pardavinėjau? Nes man patinka drabužiai. Aš noriu dar ir išleisti ir kitų drabužių, ne tik apatinius su laiku. Manau, kad taip pabiški. Tai pinigai yra maža dalelė. Jo. Ar didelė dalelė? Gal normali dalelė, nes jeigu, tarkim, gerai pinigų neturėčiau, tai aš tada negalėčiau toliau investuoti ir auginto brendo. Tai toks būtų tada liūdna. Tai toks kaip ir, nežinau, per viduriuką dalelė. Aha. O gerai, pavyzdžiui, pati pradžia, Nostalgery. Juk reikėjo kažkokių investicijų. Reikėjo jų turėti, tik kiek realiai reikėjo turėti pradžiai. Nežinai, visi galvoja žmonės, kad tokie verslai iš oro susikuria. Kad, žinai, tu pradedi čia kažką daryti, kad čia nieko nereikia ir kad čia iš oro pasidaro verslas ir tu tampi sėkmingu. Žinai, ką noriu paklausti. Tai kiek reikia visgi tai pradžiai tų pinigų, kad tu galėtum pradėti savo verslą? O čia pačią pradžią, kai vintažinius pardavinėjau, ar kai jau išleidau prieš 7 mėnesius savo kolekciją, jau savo dizainą? Apie kurią pradžią? Aš apie tavo dabartinę, apie Nostalgery. 2000 reikėjo. 2000? Tai nėra tokia didelė suma šiaip. Čia tik tai, bet čia tik tai ant stoko, ant produkto, nes aš ten jau neskaičiavau ten, kad puslapį susikurti, nes aš ten puslapį perkūriau visą, mano vaikinas ten perkūrė puslapį. Ir dar tas faktas, kad man, tarkim, nereikėjo samdyti jokio programuotojo nieko ir kas man puslapį padarytų, nes mano vaikinas moka. Tai dar pas mane yra tas dalykas, kad man labai daug pinigų susitaupa, nes labai vaikinas padeda. Tai realiai mes abu darom. O pavyzdžiui, idėjus abudu kūrėte, nes jis tikrai labai dažnai tenais matosi. Ir atrodo, kad tikrai pakankamai daug prisideda. Tu žvaigždė, faktas. Bet matosi, kad užkulisiai, žinai, tau būna ir prisiūna kaspiniukus, žinai. Kur tikrai atrodo, kad žmogus daro daug. Jo. Tai ten su tais kaspinukais, tai iš viso ten crazy buvo, tai ten gal kokias 4 naktis jau tos kaspinukus. Ten ne kaspinukai buvo, bet ten prie braletė, žodžiu. Šonukus, nes ten klaidą padarė gamintojas. Šiaip, bet tai apie idėjas, tai būtent kokių idėjų generavimą kalbam? Apie pačios pradžios šito verslo. Kai kūrei, tarkim, ar kūrei tu viena, ar tarkim jūs kartu prisėdot ir jis labiau tokius technical dalykus daro, idėjos ten iš manęs. Nes aš esu tas labiau creative žmogus, bet aš nežinau, kaip kai kuriuos dalykus padaryt, tai jisai tiesiog padaro. O kaip atrodo, pavyzdžiui, verslas, kai pora tai daro? Kaip atrodo? Ar yra kažkokių pykčių? Ar
nežinau, ar jūs pasidalinat, pavyzdžiui? Šiaip dėl verslo, tai mes ten nesipykstam. Mes iš viso, jeigu pykstamės, tai dėl kažkokių nesąmonių ten smulkmenų, kur net ten iš tikrųjų nėra dėl ko pyktis, bet tiesiog durni. Bet taip, tai nežinau, mes labai gerai sutarėm. Nors su juo draugauju kokius jau gal 7 metus. Tai jis toks man kaip ir mano vaikinas, bet ir geriausias draugas. Mes ten labai gerai sutarėm. Tai kažkaip, nežinau, tenai nėra sunku ten iš tikrųjų. Nors žinau, kad iš pažįstamų kitos kaip poros ten bando daryti tuos verslus, tai jiems ten būna tų visokių, labai jau ten pykčių ir tokių stiprių, bet nežinau, man atrodo, dar labai tas padeda faktas, kad jisai labai panašiai mąsto kaip aš, tai ten, todėl taip ir sutarėm, nes iš tikrųjų panašus. Tai nėra tokių, kad, pavyzdžiui, pykstatės dėl skirtingų idėjų. Tu sugalvoji vieną, jisai sako, ne, Miglė, čia taip neveiks. Ne. Nebūna. Ne. Jis ten neaiškina jau su idėjom, jeigu aš sugalvoju, tai aš ir darau. Jisai buvo dar, kartais duoda idėjų, bet čia jau retesnis variantas. Bet jo idėjos būna irgi geros, kai duoda. Aha. Gerai. Ar buvo etapas, pavyzdžiui, kažkoks, kur sąskaitoje, buvo, tarkim, labai prasta situacija. Ir pagalvojai visgi, kad, gal man reikia tą samdomą darbą kažkokį susirasti. Yra buvo toks momentas, žinai, kur atlūžio taškas, kur atrodo galbūt ir senesniuose etapuose, kur matai, kad, neina dalykai ir gal visgi aš paieškosiu to darbo. Bent jau papildomai. Ne. Tau viskas pradėjo sektis nuo pat pradžių lengvai. Pas mane buvo, aš taip mačiau. Gerai, pinigų nelabai turiu, nes, pradžioj tai aš ten tikrai tų pinigų, neturėjau. Tai man ten kaip iš tikrųjų ir reikėjo to samdomo darbo. Bet aš sakė, pinigų neturiu, bet aš, nenoriu aš to samdomo darbo dirbti. Ir aš tokia, geriau už be pinigų dabar sėdėsiu. Ir tada toliau dariau tiesiog savo. Ir dabar kaip tu galvoji, dabar tau yra jau, tu galėtum save pavadinti, kad dabar jau tau sekasi. Nes kyla viskas aukštyn, tu jau galėtum pasakyti, kad aš jau tikrai esu verslininkė. Sekasi, bet aš dar savęs nėra, kad skaityčiau tą verslininkę, nes visų pirma, aš komandos dar neturiu. Man reikėtų pasisamdyti dar žmonių ir turėtų būti didesnės sumos. Gerai, aš dabar iš tikrųjų gerai uždirbu, bet toks yra, kad, aš noriu dar. Ar įsivaizduoji, kad kažkada galėtų ateityje čia tapti tokiu kaip dideliu brandu, kur, pavyzdžiui, jo, bet einant į užsienio rinką. Einant į užsienio? Yra tokių planų? Taip. Kokioj čia laiko perspektyvoje? Šiaip, aš nežinau, planavau šią vasarą, bet viskas, dėl ko šitas dalykas biškį neina, nes yra viena problema su stoku, kad aš paleidžiu ir merginos greit išperka. Ir dabar aš vasarai specialiai jau sakiau, jau daug. Tai ant vasaros ir turėčiau, jeigu neišpirks lietuvės. Tai čia jau bus matyti. Nes tam esmė, vis tiek, kad eiti į užsienio rinką, man reikėtų edzus leisti, nes aš vis tiek, organic turinys yra lietuviškai, arba gerai daryti tada jau nostalgery Instagrame, tada angliškai tą turinį, bet tam esmė, kad man reikia tada dar ir žmogų priimti, bet main problema yra, kad reikia daugiau produkto. Nes kas iš to, kad aš paleidžiu kolekciją ir per mėnesį jau nieko nėra beveik. Tai kaip aš eisiu į tą užsienio rinką ir tada leisiu ten pinigus, investuosiu ir tada man ten niks neatsipirks, nes nebus ką pirkti, nesąmonė. Tai aš dabar bandau su to dalyku, kad tai turėtų būti vasara, jeigu, sakau, lietuvės neišpirks. Žiūrėsim, nes sekėjai kyla šiaip. Galėjai pagalvoti, kad taip atsitiks, kai pradėjai, kad taip staigiai viskas šausi viršų. Nes man, žiūrint iš šono, atrodo, kad viskas tiesiog kažkuriuo momentu tiesiog tu šoviai į viršų. Ir viskas kyla, sekėjai kyla, žinai, žmonės dalinasi tavo produktais. Atrodo, kad tikrai kažkuriuo momentu iš Miglės, kuri, nežinau, įsikėlė storiukus, dabar Miglė influencerė. Kaip taip atsitiko? Matai tai? Man kažkaip gal nesijaučia šitas, kad tas staigus kilimas, nes tame esmė, kad aš kiekvieną dieną ant to dirbu. Nes tame esmė, kad kodėl tas kilimas yra? 2 video į dieną keliu. Tai aš kiekvieną dieną apie tai mąstau, kiekvieną dieną stengiuosi dėl to.
Tai man tas toks, kilimas yra, kad aš iš tikrųjų norėčiau dar. Ir dar norėčiau, sparčiau, bet darau ir pabiškį. Tai, žinai, tu sukūrei ne tik produktą, bet ir visą pasaulį aplink jį. Jo. Save Jo. šiaip tai. Kada tu supratai, kad, pavyzdžiui, žmonės perka ne tik, aš suprantu, kad tu studijavai marketingą. Tu žinai apie reklamą tikrai daug dalykų. Bet kada tu jau supratai ant šito prekinio ženklo, kad žmonės perka ne tik apatinius, bet ir, pavyzdžiui, tavo identitetą. Nes šiandien tikriausiai versle labai daug lemia žmogaus asmenybė. Jo. Tai reiškia, tu turi patikti auditorijai, tu turi save pateikti taip, kad jie apatinius pirktų dėl to, kad tu juos sukūrei. Kada tu pagalvojai apie tai? Nes dabar man bent jau iš šono taip atrodo. Ar planavai tokį dalyką? Man atrodo, dar merginos perka apatinius ne tik dėl manęs, bet ir dėl to, kad aš tą idėją sakau, kad su tais apatiniais tu gausi tą self-confidence. Nes iš tikrųjų, tu kai gražesnius apatinius susidedi, tai tu tokia labiau gražesnė jautiesi, self-confidence ir tokia labiau, fainuolį. Tai man atrodo ne tik, kad dėl mano asmenybės, bet aišku, ir dėl mano asmenybės tos perka. Bet aš nežinau, aš kažkaip rodau savi tikrą, aš ten rodau savi kaip draugam rodau, žmonėm patinka. Ir šiaip, aišku, aš dar būna ir stengiuosi būti įdomi, nemeluosiu, kad ten jau ten, visiškai tenai nesistengiu, nes, kartais, šiaip, aš kai darau šitą verslą, tai aš iš tikrųjų asmeniniam gyvenime savo, tai aš esu nuobodyla labai. Tai jeigu aš rodyčiau... Ką tai reiškia? Nuobodi, žiauriai nuobodi, tokia, realiai viską, ką darau, tiesiog dirbu, socialinio gyvenimo žiauriai mažai turiu, mažai, kur aš ten hengiautinu su draugėm, jeigu hengiautinu, tai aš tokia pavargus. Tai aš, aišku, tada tą visą, kur anksčiau dėmesį duodavau kokiam ten savo draugėm kažką ten pajokau, tai dabar tiesiog į kamerą. Tai realiai aš su savo auditorija tiesiog bendrauju, kaip su draugėm tiesiog rodau viską. Ir aišku, ten rodau dar kartais daugiau nei draugėm, tarkim, va čia, įsirengiam kokią terasą čia su manim, čia žiūrėkit, čia kokius augaliukus čia pasisodinam, dar čia kažką, čia nusipirkau kažką, nes, tarkim, draugėm, jeigu ten siūšiu, ir per Snapchatą, tai daugumą net sakytų, Miglė, jau čia per daug. Nes aš atsimenu, aš kai būdavau paauglė, tai fun fact, aš darydavau tokius mini vlogus draugėm ir tenai siūsdavau man kokie gal buvo 14 ir tenai rodydavau kaip influencerė viską. Nes, aš kažkaip, man kokie buvo 12 metų, aš tokia būdavau, kad prisižiūrau ten visokių tų youtuberių ten, ir aš tokia, aš irgi taip noriu. Ir aš ten tada draugiam rodydavau per Snapchatą, bet draugiam buvo neįdomu. Todėl radai savo auditoriją. Dabar turi visai nemažą auditoriją, kuri stebi tave visus šitus dalykus. Ir jiems kas svarbiausia, jiems įdomu, tai aš tokia, radau savo žmonės labai gerai. Gerai, o tu kaip galvoji, ar be socialinių tinklų tau pavyktų šitą verslą taip greitai auginti? Nes jis auga. Aš stebiu tikrai tos skaičiukus. Man yra labai įdomus tie visi dalykai. Manau, ne. Nepavyktų, jeigu dabar užsilenktų socialiniai tinklai. Aš net nežinosiu, ką daryti. Toks būtų. Aišku, kažkas kito atsirastų tikrai, bet... nežinau, jau būtų blogi reikalai. Blogi reikalai būtų. Nes kur aš ten dabar save rodyčiau? Kur ten mano mini vlogai, mini video? Gerai, tai pačioje pradžioje kalbėjai apie tuos verslus. Apie verslus, kuriuose atlikiniai, sakykime, praktiką, ne? Man truputėlį dabar... Čia vienas verslas. Vienas verslas. Vieną praktiką, vienam supratau. Tai kaip tu galvoji, pavyzdžiui, tavo sėkmė yra atėjusi iš socialinių tinklų. Ir realiai yra atėjus iš savęs rodymo. Jo. Tai kaip tu galvoji, pavyzdžiui, jeigu kiti verslai darytų tą patį, ką darai tu? Tai užsienį pilna tokių. Čia tik tai Lietuvoje. Realiai Lietuvoje tik tai dabar galvoju apie verslą, kuris, aišku, ne ant tiek rodo savęs, bet vis tiek rodo ten pasidarius tokį kaip personal brandą, tai tik vieną žinau. Pasidalink gal? Daily Spoon'as. Tai ten jau rodo ten labiau, bet tai ten, ne ant tokio lygio, kaip aš rodau, aš ten, žymiai labiau jau rodau. Aš tokia atviresnė labiau, nes užsienį iš tikrųjų tai yra pilna žmonių, kurie tą patį daro tenai, kaip aš ir jiem labai gerai eina ir ypač dar Amerikoje, nes Amerika tai iš viso didesnė rinka, tai dar ir daugiau peržiūrų, nors ten
labai panašiai kaip aš viskas ir pas jūs viskas dar labiau ten auga, nes Amerika. Nu, mes kadangi čia mažoje tokioje rinkoje, nu, tai tokio augimo net negaliu tikėtis dėja. Nu, bet šiaip mano ir ta pati strategija, tai nėra, kad čia kad kažkas būtų, originaliai sugalvojau. Nu, pilna internete galima prisižiūrėti, ką kiti žmonės daro su to marketingu ir ten pasisemti belikik idėjų ir tas idėjas tada perdaryti dar pagal save. Ir tada gaunasi tas unique contentas ir tada žmonėms labai patinka. Tai čia nebuvo, kad kažkokia mano strategija, pati sugalvojau. Tiesiog užsienį, pilna personal brandų. Ir jau tenai kokius 5 metus jau jie daro tą, ką aš darau. Bet žiūrėk, jeigu žmogus neturi to vidinio šarmo, nes tu, žinai, tu turi energiją, taip atrodo, žinai, tu turi iškalbą, tu gali daug ką pasakyti, žinai, tau nėra baisu save rodyti su savo drabužiais, žinai, kas daug kam atrodytų, kad, nu, žinai, aš gal negalėčiau taip, žinai, čia atrodo, kad reikalauja drąsos. Tai jeigu, pavyzdžiui, žmogus neturi tokių savybių kaip tu manai, kad vis tiek keldamas nuolatos po 2 video per dieną, jisai galėtų pasiekti tą rezultatą. Produktas, įsivaizduokim, kad yra labai geras. Tarkim, yra tas produktas, kur žmonės tikrai pirktų. Bet žmogus neturi. Tai va man įdomu tas dalykas. Kaip tu galvoji? Nes tu iš savęs, tu minėjai, kad čia ne vien dėl manęs, bet ar tikrai. Man įdomus tas dalykas, žinai, gal ir aš kokį verslą, žinai, pašleisiu, man tiesiog įdomus patarimai. Galbūt kažkas žiūri namuose ir galvoja, kaip man, galvoja, kad nori kažką tokio pradėti, bet koks aš turėčiau būti, žinai. Nes marketingas veikia labai gerai, toks, kokį darai tu. Jo. Ką manai? Nu, dėl to šarmo, tai jeigu tu šarmo neturi ir tu, visų pirma, jeigu tu nuobodžiai kalbi per tuos video, nu tai nepaeis. Bet kas turi būti? Humoras? Nu, humoras iš tikrųjų labai padeda. Aš kai pradėjau juokauti iš tikrųjų, pardavimai pakilo. Rimtas dalykas. Nors iš tikrųjų, labai juokinga, bet toks, žmonėm patinka. Ir jie tada tave ten žiūri ir tu ten kažką pajokauji, įdomu. Ir šiaip tu turi daryti, kad tas marketingas būtų įdomu, nes jeigu tu ten ateisi kaip nuobodyla ir ten kažką tenai pasakosi, tai aišku, nes tu visų pirma, ir tu, kad tu story time'us kažkaip pasakoti, tu vis tiek turi tam tikrą skillą turėti, kad tu juos įdomiai pasakoti, nes tu tą pačią istoriją gali paimti ir tu papasakoti, ją gali žiauriai nuobodžiai ir tą pačią istoriją tu gali paimti ir papasakoti žiauriai įdomiai. Tai aš būna, tarkim, kad kai pasakoju kokią istoriją, ne visada žiūri nuo istorijos, bet būna kartais, kad aš tiesiog pasirašau ją visą kompę ir tada būna tenai, dar aš tenai pataisau, kur čia galėčiau kokį džiauką įdėti, dar kažką, ten nėra taip, kad tiesiog viską papasakai. Yra dar ir apgalvojimai. Tai žodžiu, ruošiesi scenarius, pavyzdžiui, kai reelsus darai, tai tu tikrai įdedi daug darbo. Jo. Aišku, aš ne visada rašausi scenarijų, bet būna rašausi. O gerai, ką tu galvoji apie dabartinius AI-jaus visus tuos dirbtinius žmonės, sakykime, kur tikrai yra Instagrame ir visą tą kontentą. Nieko gero? Tame esmė, aš mačiau, kai kurie brandai lietuvių, jie yra pasileidę reklamą su AI-jum ir tenai kalba tiesiog žmogus ir matai, kad ten AI žmogus ir toks tipo. Ir ten paprastas video, tas AI žmogus nieko nekalba, tai jūs tipo negalėjot, nežinau, kokio UGC creatoriaus pasisamdyti tenai, nei tą AI žmogų padaryti. Aišku, žinau, kad ten UGC gal daugiau kainuos, bet vis tiek, aš tokios reklamos tai asmeniškai neleišiu, nes atrodo lievai. Ir šiaip kiti brandai ten būna, naudoja vizualus, tai gerai, kai kurie padaro labai ten kultos vizualus, bet tam esmė, jeigu norit, vis tiek, jeigu kad brandas rodytų kitai, reikia kitų vizualų. Tai, vis tiek reikia daryti tos fotoshootus ir ten galvotas creative idėjas. Nes, vis tiek visi mato, kur yra AI-jus. Ten nebent koks boomeris nematys, bet ir tai jų mano tėvai mato, kur yra AI-jus, tai toks. Tai visgi tikrovė ar tas lengvesnis kelias ir susikuri savo, nežinau, savo tą atitikmenį kažkokį ir leidi taip. Žmonės ieško tikrovės. Jo. Sutinki? Taip. Aš irgi. Tai tas pats yra kaip pavyzdžiui. Dabar daug kas rašys komentarus, kad galbūt mes neteisios. Tai... aš darau kaip aš noriu. Nes man atrodo, kad kuo daugiau dabar atsiranda tikrai tokių socialiniuose tinkluose tų netikrų, sakykime,
žmonių, ar ne, kur Pilna daro, tiesiog. nu tikrai labai daug, tuo labiau tu pastebi ir išrankioji tikrovę. Man bent jau taip yra. Ja, man irgi. Tuo labiau tu ieškai netobulumo. Jo. Nes tie, nežinau, kaip jie vadinasi, pamiršau dabar, bet tie, sakykime, netikri žmonės AI'us. Ja, žmonės. Tai jo, tai tie netikri žmonės tikrai yra per tobuli. Tai Jo. nėra tikra ir man atrodo, kad žmogaus akis kuo toliau, tuo labiau pastebės, kad tai nėra tikrovė. Nors skatinimas yra darytis, kad būtų mažiau darbo. Tai tikriausiai... Nu, aš manau, AI galima, nu aš pati naudoju AI, bet aš nenaudoju jo vizualam. Tokiem darbam, kur nemato žmonės, jo, tau gali labai padėti. Bet kur mato jau, nu, marketingė, video su AI daryti, nu, ne, nebent jau tu sugalvoji, tarkim, kad kaip dabar buvo labai populiar AI-aus fruit video TikTok'e, žinosi, gal Papasakok, nežinau. Aš millennium, žinok, čia aš ta karta, kur tu sakei, kad... Na, žodžiu, aš manau, jeigu kažkoks brandas būtų paėmęs tą AI fruit video ir padaręs, tai galėjo visai šiaip išpopint. O tie AI fruit video, nu, tenai buvo, kai yra ta Love Island show tas, tai kažkas darė, kad tipo fruit, AI-aus, nu, ta Love Island. Nu, gal supratė, apie ką aš tikriausiai nelabai matau. Nelabai tiesą pasakė. Bet gal supras žiūrovai, žinai, dabar labai jaučiuosi tokia žaidžiama, kad nežinau. Jauni žmonės žiūri tokias nesąmonės. Super, Miglė, ačiū. Na, aš turiu omeny Gen Z. Aha. Kiek tau metų? 34 tai bus. Aš gal tu jaunesnė žymiai. Nu, bet nesena. Taip, taip. Aš turiu omeny, nu, tokie kaip aš, kad dar mažiukai žmonės. Gerai, viskas gerai, žinok. Viskas tvarkoja. Ok, tai žodžiu, prieš AI tegul padeda padaryti lengviau dalykus, bet žmonių nepakeičia. Nu jo, ir vizualų irgi ne. Vizualai lievai atrodo, visur matau, kai kur tos vizualai ir tada, jeigu brandas bando tos vizualus daryti, lautas engagementas, nu, tai esmė, kad kai tu turi brandą, tu turi žiūrėti engagementą ir visus rodiklius, nes tau tas engagementas labai parodo, kas patinka žmonėm, kas ne. Nes aš, pavyzdžiui, kai keliu turinį, tai tarkim, pažiūriu, šitas video performino, tai reikia kažką panašaus padaryti. Nu ir tai, aišku, tada iš to daugiau ir pardavimų ateina. Tu baigiai marketingą ir praktiškai viską darai pati ten, nuo turinio iki visos komunikacijos. Ar tai buvo būtinybė, nežinau, galbūt nebuvo pinigų komandai arba nėra, ar, pavyzdžiui, gal čia dėl kontrolės jausmo? Nes tu kalbi apie tą komandą kažkokią didesnę. Nėra taip, kad kai tu darai viską pati, kad tau būtų sudėtinga, tarkim, atiduoti kontrolę į kažkieno kito rankas. Ką aš žinau, tai aš neseniai atidaviau visą stoką, kad paukotų už mane. Ir tada kaip tik dar, kai atidaviau tą stoką, tai prasidėjo tie labai dideli, jau didesni žymiai pardavimai, išpopino tada dar labiau, tai jeigu aš ten būčiau pati pakaus, tai aš nežinau, ten būtų, o dieve, aš ten būčiau numirus tikriausiai, nežinau, ten labai blogai būtų buvę, aš būčiau nieko nespėjus. Tai šiaip ką aš žinau, nieko aš ten labai nekontroliuoju, jų ten, jie viską gerai daro, toks, nu tai man atrodo, jeigu va, taip ir žmogų pasisamdyčiau jau, kad su manim dirbtų, tai pavyzdžiui, turiniu kurtų, pasitikėtum? Nu, aišku, aš pažiūrėčiau tą turinį, tenai prieš keliant, gal, pasakyčiau, ką čia dar galėtų geriau padaryti kitose video ar panašiai, nes šiaip su turiniu, kas susirast, kas turinį padarytų, aš ieškojau kaip tik neseniai. Nes man būtent su tuo labiausiai reikėtų, tai taip sunku. Pavyzdžiui, parašo kai kurios merginos, bet jos ten tokį turinį daro, kur visiškai neįdomu. Ir toks, nuobodu, man reikia nenuobodaus ir jos tenai nori ten, kad padarytų tų video, bet tai, aš nenoriu jos man padarytų video, nes aš matau, kad lievai bus. Tai toks, nežinau, su tuo turiniu, taip, kad susiras žmogų, kuris padarytų gerą, labai sunku. Gal gali išmokyti? Arba jo, tai tikriausiai tai reikės daryti, nes neturėsiu ką daryti daugiau. Šiaip linkiu sėkmės susirasti, kad, žinai, vis labiau aukštyn viskas kiltų. O pavyzdžiui, būna dienų, kai visiškai nenori nieko rodyti, tarkim. Žinai, kur tu atsikeli ir nenori rodyti, bet vis tiek turi kurti turinį, nes tu esi viena ir jeigu tu nesukursi, tarkim, kris pardavimai, ką tu tada darai? Kaip vyksta iš to influencerio pasaulio? Tai būna jau tada story tokie, kur jau Miglė visa susivėlus ir
hei. Filmuoju, savi tikrą parodo, aišku, aš ten nesakau, nenoriu, aš šiandien nieko daryti, čia blogai, čia man nežinau, nuotaikos, tarkim, nėra, ar taip kažkas. Bet vis tiek tiesiog darai. Jeigu tą dieną turi video, tada, tai gerai, tada nueini, ten susiruoši, apsirengi viską, kad, jau kaip normalesnis žmogus troja, tai vis tiek nedarai, nes nėra ką daryti. Žodžiu, vis tiek vertiesi per galvą, net jeigu ir būna prasčiausia diena. Jo. Supratau. Tai kitaip verslo nepadarysiu. Reikia daryti ir bus. Kas sunkiausia, pavyzdžiui, yra, kai tavo pajamos priklauso tik tai nuo tavęs? Koks momentas yra sunkiausias? Gal tas momentas, kai būna kartais, kad pažemėja truputį. Šiaip pas mane pagal visą datą ten beveik viskas kyla, tik tai būna tie momentai, kai jau išparduota ir toks jau Blemba, tai čia reikėjo to stoko daugiau sakyti. Dabar nėra ką pirkti. Tai ką dabar daryti? Ir toks, tai Miglė, kodėl tu dabar neusakai to stoko daugiau? Tu turėjai padaryti, bet tu nepadarėjai. Ir toks savęs kaltinimas jau tada. Nes čia, tai kodėl čia nukrito, kodėl nėra ką pirkti merginom? Nes Miglė nepasirūpino. Tai va šitas yra. Ir plaki save. Jo. Tai tau tikrai labai reikia komandos. Reikėtų šiaip. Gerai, turiu dar tokį klausimą, truputėlį linksmesnį. Koks buvo brangiausias pirkinys, pavyzdžiui, emocinis toks pirkinys, kurį esi padariusi jau iš va šitų pinigų? Žinai, kur galvoji, pavyzdžiui, kad man taip gerai einasi, nusipirksiu. Bet kažką tokio labai įdomaus, nežinau, arba apie ką svajau. Kas buvo toks, kur emocinis pirkinys iš to tokio, kad aš jau dabar savo galiu leisti? Nusipirkau Gucci tašą ir kėdus. Tai va tas va buvo, nes ten dar buvo tada kaip tik, kad aš į kelionę išvažiavau ir buvo Gucci parduotuvė. Ir aš tokia, tai aš čia gerai uždirbau. Tai gerai, nusipirksiu. Ir dar tada, bet aš ne tik tenai nusipirkau, aš dar ten nusipirkau visokių šmutkių. Žodžiu, kas yra su drabužiais, tai man pirkti ten, man tai patinka. Ten, pas mane į spintą netelpa niekas ten, aš ant tiek visko turiu. Jau tada prisipirkau Polo Ralph Lauren megztinių, tada dar Davidui nupirkau, nes... Nes gali? Jo, jau šiušiuga mamai, žodžiu, nupirkau jau. Nors, aišku, visai padeda man viską, bet aš jam ilgos, nėra, kad ten labai mokėčiau. Nemokė? Nelabai. Tai ten, tai drabužių prisipirkau tiesiog. Aha. O kada pirmą kartą pajutai, pavyzdžiui, kad iš nostalgeriją jau gali pilnai gyventi? Pilnai? Laisvai? Sunku net pasakyti. Aš suprantu, kad neseniai tai prasidėjo iš vis. Čia tik tai pati pradžia. Šiaip. Bet kada buvo tas momentas? Kas buvo keista, kad aš kaip paleidau prieš tuos 7 mėnesius, tai kad pirma kolekcija, tai jinai tenai mergos taip gerai papirko, kad aš tenai jau algą tai turėjau didesnę nei, tarkim, ofise gaučiau. Jau po pirmos kolekcijos iš karto? Jo. Ir tada tai kilo ir jo. Nebuvo, žodžiu, to momento, nes paleidai ir iš karto, tenai iš karto viskas gerai, pasisekė gerai. Jo. Kaip tu galvoji, pavyzdžiui, socialiniai tinklai, kada nors jie buvo tave paveikia kažkaip, tarkim, tavo emocinę, nežinau, arba emocinę būseną, arba savivertę? Nes tikrai žinau, kad socialiniuose tinkluose tie, kurie daugiau save rodo, gauna ir nemalonių kažkokių komentarų. Tai žinučių. Taip, ir žinučių tikriausiai. Tai, pavyzdžiui, ar yra buvę, kur, nes tavo verslas susideda iš socialinių tinklų. Ar yra buvę, kur, tikrai, kur pradėjai galvoti, kad galbūt aš, kad ir kaip tau ten mama tikrai bandė įdiegti? Nebuvę. Nėra buvę? Man atrodo, kažkaip aš esu atsiribojus nuo to tokio, dar kas būna, tarkim, gerai, buvau neseniai kelus vieną video ir aš ten pradžioj apatinių savo užsidėjęs, nes, aš dariau Get Ready with Me, rengiausi ir ten pilna visokių senių prirašė komentarus tenai, kad, kaip tipo mane ten, jo. Ir, žodžiu, tai aš pajau tiesiog ištrinau tos komentarus, aš tokia, savo mintise trinau tos komentarus ir galvoju, nekomentuosiu čia šūdų, aš komentarų bosė.
Na, bet šiaip aš gaunu tų žinučių tenai šlykščių irgi, ten iš vyriškos lyties, ten to žinutės pagrindė. Nu, bet toks, tipo, ai, pavydyt jūs man. Nu, tai ką man dabar daryti? Nu, tai tipo dabar man nieko nedaryti, nes jiem nepatinka, nei iš jų pažįstu, nei nieko. Nu, jie nėra mano artimoje aplinkoje, kad man rūpėtų jų nuomonė, tame esmė yra. O gerai, o iš merginų? Labiau palaikymas ar jauti, pavyzdžiui, kur būna, nu, gal tu, nežinau, žinai, kai būna tokie komentarai? Nu, būna, bet mažiau, daugiau iš vyrų. Kaip ir minėjai pačioje pradžioje, ne? Jo, nu, aš atsimenu, tik tai viena buvo pastoviai komentavo ta pati ir jinai tenai pastoviai, kad tipo pas mane papai maži. Čia pas tave papai maži. Nu, bet toks tipo, pagalvoju, toks tipo, jinai moteris, dabar jinai kabinėjasi prie mano papų ir čia toks, nu, virdau kažkokia. Tai tipo, ką man čia dabar tuos papus įdėtis? Nu, ne, aš nenoriu savo tų papų keisti, ką man dabar darys. Nieko nedarysiu. Nu, nežinau, aš kaip atsiribojęs esu. Pavyzdžiui, ar moteriai iš Lietuvos, kaip tu galvoji, dar vis nejauku kalbėti apie verslą, apie pinigus, apie tą kūrybą, nes tu daug kalbė, tarkim, apie tai, kad žinai, tikriausiai pavydi, ten tie komentarai kažkokie eina, kad moteris, kad aš čia jauna, kaip aš čia galiu turėti savo verslą, žinai, kad tu gauni va, tokius komentarus, tarkim, iš aplinkos arba girdi apie tai, kai kalba. Tai kaip tu manai, dar mes turim tą tabu, kur atrodo jau, nu, vis viena Lietuva yra, atrodo, patobulėjusi. Pasaulis yra patobulėjęs. Apskritai, dar tas pats produktas yra apatinis, tai dar, čia save nuogą rodai su apatiniais, o pas mane tam esmė, kad Instagram'e yra daug tų nuotraukų, nes, nu, aš tą parduodu, ten yra mano kūryba ir tada kai kurie žmonės tokie, čia negražiai žodžiais visokie žodžiai, pasileidus ir panašiai. Nu, bet, jeigu jie durniai nesupranta, kad aš čia darau daugiau nei save nuogą rodau, nu, tai jų problemos, ne mano. O gerai, o apskritai kalbant? Apie tavo verslą suprantu, bet kaip tau atrodo apskritai, tarkim, verslios moteris? Nu. Kuria savo verslus? Nu. Kaip manai, ar dar vis turėtų būti nejauku, tarkim, ar gauna tų komentarų kažkokių, nebūtinai iš vyrų, labai dažnai ir pačios moteris nepalaiko kitų moterų, kuriom sekasi. Ar dar vis turime mes tą būtą tokį Lietuvoje, kur žinai sako, kad moterų atlyginimas ten mažesnis, kur žinai gal mažiau galimybių. Kaip tą visą situaciją matai? Bet apskritai tokia, žinai, platesniu truputėlį mastu, ne tik tai savo versle. Nes tu gauni tų komentarų ir manau, kad nu, vis tiek gali daugiau pasakyti kaip žmogus, kuris gauna tos komentarus. Nu, man atrodo, dabar čia nėra jokio labai tabu. Nu, aišku, man buvę, kad aš, tarkim, pati, nu, kai kalbu su kokiu, nu, vyriškos lyties atstovu ir tada būna, pasakau, kad apatinius pardavinėjau, nes, tarkim, jisai manęs dar gerai nepažįsta, tai toks tipo būna, tai tu juos tipo nešioji. Nu, toks jau krypy bendravimas, bet ne tai, kad normaliai bendrautų, bet toks jau tipo, tu juos nešioji, ten kokius jau stringus nešioji, kur sukūrė, nu, va, tokių yra. Okay. Nu, bet šiaip yra tokių žmonių, nu, kurie, nu, apskritai, ar vyrai, ar moteris, jie tokie, kad, tipo, tai čia biznį darai, tai čia, nesvarbu, ar tu vyras, ar moteris. Tai ar vyro, ar moteriai daryti tą verslą, nu, nežinau, ar čia yra kažkoks iš tikrųjų tas toks tabūnų, man atrodo, normalu, nes, nu, lygiavertės lytys, tai nežinau, nes. Nu, tai kad aš pastebėjus, kad, aišku, vyrai tai kaip kryperiai elgėsi labai dažnai prie manęs, kai pasakau, kad apatinis parduodu, nu, bet čia dėl to gal tikriausiai, kad arba dar manęs yra klausę, o tai tu kažkiek ten uždirbi kažkiek tenai, tikriausiai nieko neuždirbi. Nu, bet jis tikriausiai, nu, netikriausiai, bet jisai bus tiesiog insecure, savim nepasitikintis ir toks, nu, jau kukų namai. Ok. Truputį paatvirauk, jeigu gali, arba paatvirauk tiek, kiek tu gali. Iš ko susideda, pavyzdžiui, dabar jau tavo pajamos? Nes tu kuri turinį, pardavinėja apatinius. Tikriausiai, aš taip įsivaizduoju, jau ir brandai kažkokie kreipiasi į tave, kad tu padarytum jiems kažkokią reklamą. Tai iš ko susideda ir, nežinau, procentais gali, tarkim. Jeigu nenori pinigais, tarkim, galėtum procentais. Ar kokios čia dalys yra? Nu tai gerai, aš darau reklamas brandam visokiam pas save. Nu bet tenai
pagal procentaliai, kiek uždirbu, tai ten labai labai mažas procentas. Tenai vis tiek pagrindinė veikla yra nostalgery. Tai tenai jau žymiai didesnis procentas. Tai realiai va tokios dvi veiklos. Nu dar investuoju, bet ten stovi tie pinigai, iš nieko su jais nedarau, tiesiog investuoju. Tai Investavimas? Nu jo, bet aš net nežinau, čia galima skaityti kaip veikla. Verslas? Basic. Ok, man patinka, kaip tu galvoji. Nu, man atrodo, visi turi tiesiog investuoti. Man labai patinka, kaip tu galvoji. Tai investavimas, sakykime, gerai, basic dalykas, bet tarkim, tavo verslas ir turinio kūrimas kitiem brandam. Jo, bet aš būna dar dažnai, kad man kai pasiūlo, tai dar dažnai būna, kad atsisakau, nes aš tiesiog laiko nėra, kad labai turėčiau. Ir tai nėra mano tikslas, kad ten reklamuoti kitų produktus. Nors tų pasiūlymų tai sulaukiu žymiai daugiau, nei padarau reklamos. Gal jeigu turėsi savo komandą, gal žinai truputėlį galėsi daugiau į tą įsigilinti. Man labai patinka video daryti apie save arba nostalgery. Supratau. Gerai, apie tas kainas truputėlį. Tu esi kažkaip įvertinus savo apatinius, ar ne? Už kiek parduodi. Kaip, pavyzdžiui, tas procesas vyko? Dėl ko aš klausiu šito klausimo, nes kūrybininkui, nežinau, dizaineriui, kas yra susiję truputėlį su kūryba, labai sunku įvertinti savo, pavyzdžiui, paslaugos arba produkto kainą. Čia labai dažnas yra dalykas. Kaip tu, pavyzdžiui, ėjai prie tos kainos? Kaip tu nustatinėjai, tarkim, kokia kaina turi būti? Nežinau, ar jaučiasi, kad, tarkim, pačioj pradžioj, ar jautėsi, kad galbūt tu čia per didelę kainą esi uždėjus? Ten apatiniai pačioj pradžioj buvo 50 €, kokia čia per didelė kaina, čia gal kaip tik dar per pigiai. Tiesiog turėtų dar, nežinau, didesnė kaina būti. Nu, bet iš tikrųjų, kai buvo toks, kad tipo, aš pati turiu iš kitų brandų ten daug tų visokių apatinių, brangių, nebrangių, nu, visokių ten jau tų rūšių kainos lygio. Tai toks, nu, tai palyginau, bet ir kitas dalykas dar yra, kad pačioj pradžioj aš tokia, nu nežinau, ar čia paeis ar nepaeis, nu tai gerai, 50 €. Nu, bet vis tiek aš tas kainas jau dabar esu truputį padidinus, kad tarkim, jeigu tenai kelnaitė su braletė, tai jau 55, o jeigu dar ten su tuo garter beltu, tai jau 67. Nu, tai jau tokia, nu, vis tiek čia ta kaina affordable labai. Nu, ir šiaip aš tą pačią idėją dariau, kad būtų affordable ir kad geras produktas ilgai laikytų. Nu, bet aišku, ateityje tos kainos kils, nes infliacija dar plius. Ok. Tu daug, pavyzdžiui, kalbė apie tai, kad darai dalykus tobulinti tiksliau dalykus pagal tai, ką tavo pirkėjos pasako, kokius komentarus parašo, žinai, kojos. Atrodo, kad tu pildai visus norus savo klientų, ne? Ne. Nu, ten yra taip, kad su tais norais tam esmė, kad iš viso su apatiniais yra tas dalykas, kad kai kuriai merginai ten tas modelis gali būti labai gerai, kitai ten iš viso niekas netiks. Tai ten tu žiūri pagal daugumą merginų, ko jos nori, tuos kriterijus. Nes jeigu tu kiekvienos merginos norus tenai pradėsi pildyti, ten tiesiog bus messy. Žiūri messy. Gerai, ir pavyzdžiui, būna, kad išbrangsta tiek produktas, kad tau jau nebeapsimoka, tarkim, pagaminti, kad tu patobulintum tą. Nu, kol kas tokios problemos tai nebuvo, tai ne. Kaip klientė šiaip reaguoja? Kad tu atrodo, nes iš šono atrodo, kad tu darai viską pagal jų norus. Kaip reaguoja, pavyzdžiui? Nu, jom labai patinka. Net būna atsiliepimuose parašo, Miglė taip išklauso, ką čia geriau padaryti. Nes, tarkim, kitos klientės, tai jos būna, parašo gerą dalyką, o kitos, tarkim, būna, kad, tokį, kad aš suprantu, kad jai tik tai netiko. Tai ten ir turi labai atsirinkti, bet tame esmė, kad čia yra ir marketingo dalis. Kai tu ten rodai, pasakoji apie modelį, ką tu pagerinai, nes yra tas dalykas, kad tu rodai klientui, kad rūpi. Nes tame esmė, kiti irgi taip daro užsienį, kad jie patobulina kažką ir tada parodo ir žmonės sakė, oh my god, matai kaip čia gerai, viskas reikiamt. Nu ir tu iš tikrųjų patobulini ir žmonės tada žiauriai patenkinti būna. Kaip galvoji, jeigu, pavyzdžiui, padidėtų verslas iki tiek, kur jau turėtum komandą didesnę, ar pavyktų
taip padaryti, kad, pavyzdžiui, tobulinti pagal atsiliepimus kažkokius? Jo. Ar jau būtų labiau toks masinė gamyba, tarkim? Aišku, pavyktų. Reikia tiesiog viską tvarkingai susidėlioti. Pavyzdžiui, kada nors esi jautus, aš jau maždaug, žinok, pagaunu tave, kokia tu esi. Bet vis tiek paklausiu, pavyzdžiui, tu esi kada nors jautus kaltę, pavyzdžiui, dėl uždirbamų pinigų arba sėkmės, dėl tų visų komentarų? Tai kad aš dirbau belekiek, tai kokia kaltė gali būti? Aš tiesiog belekiek ariau dirbau, kad aš dabar turėčiau, ką dabar turiu, realiai. Tai kokia čia kaltė? Žodžiu, kad visi žmonės gali tą patį pasiekti. Taip, tam esmė, kad reikia belekiek daryt. Ir tam esmė, kai žmonės sako, aš nemoku. Ne, tiesiog pradėk daryt. Nes viskas pasikeičia tame, kai tu darai ir tas consistency. Yra labai svarbus dalykas, tu turi pastoviai daryt. Ir bus. Klausykit patarimų. Kiek šiandien kainuoja būti miglė per mėnesį? Vienas klausimukas. Šiaip aš labai mažai pinigų išleidžiu. Labai. Nes visų pirma, anksčiau tai žymiai daugiau pinigų išleisdavau, nes aš eidavau tai matcha latte, šaltą latte, tada tenai kokio sumuštinuko kažkur, pavalgyti out kažkur dažnai. Nu, dabar tai, ką veikiu, tai tiesiog namie sėdžiu. Tai realiai, nežinau, kokia labai mažai iš ten kainuosiu. Pasakyk sumą, vieną sumą. Žiūrėk, visas podcastas viena suma. O galima nesakyti gal? Manau, įdomu. Kokie 300-400 tik tai išleidžiu eurų į mėnesį. Labai mažai. Nes neturi laiko. Jo, bet dar kitas dalykas yra, kad aš, tarkim, maisto neperku. Vaikinas maistą perka. Jisai ten ir mokesčių sumoka. Tai... Aš dėl to taip... Kaip karalienė. Taip mažai ir išleidžiu, tai man gerai. Okay. Kas šiandien tave labiausiai trigerina tam verslo arba influencerių pasaulyje? Gal šiaip iš influencerių pasaulio, tai aš pastebėjęs, kad šiaip dauguma žmonių aplinkinių, tai jie tokie sako, čia lengva būtų influencerių. Arba dar yra kiti žmonės, kur sako, lengva daryti marketingą ir marketingo darbą, va taip, kad čia... lengva, čia žodžiu, tik tai, todėl šitos moterys tą marketingo darbą ir dirba, nes čia žiauriai lengva, arba tampa tom influenceriam. Bet tam esmė, kad ten, išpopint yra sunku, kad tu taptai populiari, va čia yra sunku, nes aš jau kiek laiko bandau, kad tapt kuo populiaresnė, kad kuo labiau tą brandą padaryti populiaresnį, nėra ten taip lengva, tu turi belekiek darbo įdėti, tu turi belekiek galvot, belekiek ten galvą sukt, kaip ten, kad tie žmonės žiūrėtų tą tavo video, ten nėra va taip, kad čia kamerą pasijungiu ir biškai pakalbėjau. Būtų gerai, jeigu tai būtų, bet tada visi būtų influenceriai. Žodžiu, šitas dalykas. Jo. O pavyzdžiui, koks nors netikrumas? Aš nėra, kad labai žiūrėčiau influencerių, tame esmė. Aš yra, kad sekčiau, bet aš nelabai žiūriu, nes, laiko reikia turėti. Ok. Gal kitą kartą, pavyzdžiui, kai žinai, kai tu jau turėsi didelę komandą, kai jau vartysi milijonus, aš vėl pasikviesiu tave. Tikriausiai tada galbūt, žinai, tau reikės daryti visokius, matyti, žinai, rinką, tai gal būsi pasidomėjus. Bet man labai būtų įdomu sužinoti, žinai, su kokiais žmonėm tu susipažinai per visą šitą kelionę. Nes neįmanoma būti nesusipažinus, kai jau tu, žinai, pasidarai didelis, tikriausiai. Jo. Ok. Jeigu rytoj, pavyzdžiui, dingtų Instagramas, įsivaizduoju, kas atsitiktų? Ką darytum kitaip? Spaminčiau TikToką. Eitum tiesiog prie kitų sos tinklų. Aš vis tiek keliu TikTokę, tik tai, kad TikTokę mane užblokuoja būna dažnai, nes aš parodau patinius. Ir tipo toks yra dalykas, kad man, pavyzdžiui, su kokia problema aš susiduriu, kad gerai, aš Instagram'e galiu kelti tenai, ką aš noriu su tais apatiniais, viskas ten gerai, bet aš į TikToką tada įkeliu ir tada mane užblokuoja ir aš tokia, tai man dabar čia atskirus video daryti, ar kaip, ir būna kartais ten performina, neperformina, tai aš užblokuota, tai aš neužblokuota ir toks beleką. Bet ten irgi esu pasidarius, aš dar TikTok'e kaip tik daugiau followerių turiu nei Instagram'e. O, geras. Reikės pasižiūrėti.
Jeigu, pavyzdžiui, viską dabar reikėtų pradėti nuo nulio, ką darytum kitaip? Yra kažkas, vat, kur pagalvoja, kad galbūt pačioj pradžioj vat, galėjau tą padaryti ir dabar... Nu, palyginus, kokie buvo pirmi video ir koks marketingas buvo pirmas, tai realiai, dabar tai labai patobulėja. Bet tai aišku, gerai, jeigu aš būčiau tada tenai, tai aš būčiau net nežinojus, kaip ten ką daryti, nes vis tiek skilų reikėjo, tai iš tos skilų susiauginau, bet taip, realiai net gal nebūčiau labai kažkokia įtus, tik tai, kad būčiau norėjus būti ta miglė, kuri yra šiandien, tai būtų prieš tos 7 mėnesius, kur ta miglė jau turi skilų, kada būčiau. Ir tada būtų iš viso labiau užpopinę viskas, bet kad skilų neturėjau. Bet žinai, galbūt apatinių būtum užsakinėjus daugiau. Jo, šitą irgi būčiau darius. Bet aš tada pinigų neturėjau. Tai kaip aš būčiau tada užsakinėjus, nes aš realiai, kur turėjau tuos 2000, tai aš paskutinius pinigus sukišau tenai, nes aš neturėjau. Tai ar būtų buvus galimybė gauti iš kažkur ten dar pinigų, nežinau. Jau sunkiai. Ir žinok, turiu paskutinį klausimą. Įsivaizduok, pavyzdžiui, kad kažkokioj didelėj aikštėj stovi tokia švieslentė ir ten yra surašyti visi tavo kvailiausi kažkokie finansiniai sprendimai, sakykim. Čia bet kas gali būti. Ar pirkiniai, nežinau, galbūt investicijos tos pačios, galbūt versle kažką, žinai, tikrai, kas ten būtų parašyta? Šiaip pagal daugumą žmonių tai būtų parašyta, kad mano vardiniai rankinukai. Tada vardiniai kokie batai. Šitie. Realiai, aš suprantu, kad ten gan yra kvaila, bet aš nežinau, man atrodo, gal, kad aš biškai kaip kokia narkomanė, per daug dopamino gaunu ir aš tada prisipirku ir aš žodžiu. Bet taip, tai aš realiai, ar aš kažkur labai ten pinigus kvailai leidau, tai, gal, kad puslapį iš karto dariau ne ant Shopify, šitas blogai dalykas, o dariau per Hostingerį, ten daug datos nemačiau, tai šitas šiaip lievai, reikėjo iš karto per Shopify daryti. Bet taip, tai... O yra kažkas, kur, pavyzdžiui, nenorėtum, kad ten būtų parodyta? Kur... Net nežinau. Aš galvoju, ant ko aš kažkokio durno dalyko galėjau išleisti daug pinigų, bet aš kažkaip dabar, neatsimenu. Bet galbūt nebūtinai daug pinigų, gal kažkoks, nežinau, kažkas susijęs su finansais, nebūtinai su pinigais. Šiaip kaip buvau studentė, kad šitą neinvestavau. Tas šiaip... Anksčiau laiko. Šiaip reikėjo anksčiau laiko investuoti, tai tikrai, nes dabar žymiai daugiau turėčiau, tai toks biškį, durna buvo padaryta. Šiaip labai skirtingų, žinok, būna išgirstu tikrai to atsakymų kažkokių, bet labai dažnas šis, kad nepradėjo anksčiau investuoti. O aš tau turiu tokią dovanėlę pabaigai. Pasižiūrėsi, kas ten yra viduje, ten yra, žinok, kažkas su pinigų manifestacijom, tai tikiuosi, kad tau patiks. Šiaip ačiū, kad tu atvykai, aš labai norėjau tave pakalbinti, nežinai, kai seki žmogų Instagrame, norisi pažinti, koks jis yra realybėje. Tai man atrodo, kad tu, žinok, visiškai identiškai perteiki save čionais, taip pat kaip ir, tarkim, Instagrame. Tai šiaip tikrai noriu palinkėti didžiausios sėkmės su verslu. Matosi, kad viskas kyla. Pasiekite Miglę Instagrame. Galbūt tu nori dar kažką žiūrovam pasakyti. Neseniai išleidau naują kolekciją. Nueikit nusipirkit, nes tuoj nebus. Dar yra ten? Dar truputėlį yra? Truputį yra. Supratau. Tai va. Tai ačiū žiūrovam, kad žiūrėjote ir tikiuosi pasimatysim jau kitą kartą, kai Miglė atskleis tokius labai didelius skaičius savo verslo.